Botulino toksino injekcijos padeda sumažinti arba panaikinti mimikos raukšles, taip pat užkerta kelią jų atsiradimui. Kadangi botulino toksinas blokuoja nervinio impulso perdavimą į raumenį, tai raumuo nebegali susitraukti, jis atsipalaiduoja, taip išnyksta raukšlelės. Jis yra naudojamas kaktos horizontalių, tarpuakio vertikalių raukšlių, taip vadinamų pykčio raukšlių gydymui ir juoko raukšlelėms apie akis. Ši procedūra yra palyginus greita, užtrunka apie 20-30 minučių. Botulino toksinas yra leidžiamas mažomis adatėlėmis į pavienius taškus, kadangi leidžiami labai maži preparato kiekiai, tai procedūros yra beveik visiškai neskausmingos. Po procedūros dūrių vietose galima matyti nežymius paraudimus, patinimus, jie labai greitai praeina ir pacientai iš karto gali grįžti į savo kasdienę veiklą. Dažniausiai rekomenduojama procedūras pradėti nuo maždaug 30 metų amžiaus, nes pastebima, kad jau pradeda mažėti odos elastingumas, pradeda ryškėti smulkios raukšlelės, bet mimikos raukšlės dar nebūna pilnai susiformavusios. Tai taip mes galime pilnai ištiesinti raukšlelės, nes jeigu jau vyresniame amžiuje raukšlės pilnai susiformavusios, statinės, tai jau vien botulino toksino gali nebepakakti. Botulino toksino procedūrą saugiai galima derinti su kitomis jauninančiomis procedūromis, kaip mezoterapija, PRP procedūros, hialurono užpildai, taip pat ir lazerinėmis procedūromis. Kalbant apie lazerinės procedūras, vis tik reikėtų jas rinktis anksčiau, prieš botulino toksino injekcijas, arba jau po 2 savaitės po procedūros, kai jau gaunamas pilnas botulino efektas. Pirmosius pokyčius po procedūros pastebim per pirmas kelias dienas, tačiau pilnai efektas susiformuoja per 2 maždaug savaitės ir jis išlieka apie 4-6 mėnesius ir labai priklauso nuo individualių savybių. Ir aišku, norint išlaikyti lygią odą, be raukšlelių odą ar ne, tai procedūras reikia kartoti, dažniausiai jas galima atlikti 2-3 kartus per metus. Dabar po procedūros 4 valandas reiktų būti vertikalioj padėty, neprigulti, porą dienų privengti aktyvaus fizinio krūvio, alkoholio vartojimo, o 2 savaitės, kol pilnai susiformuos efektas botulino, privengti buvimo karštoje aplinkoje, kaip pirtys, baseinai, karštos vonios, dušai. Ir 2 savaitės būtų rekomenduotina neturėti veido procedūrų, kur aktyvinama kraujotaka, kaip veido masažai. Procedūros nerekomenduojamos nėštumo, žindymo periodu, sergant tam tikromis kraujo ligomis, kai yra sutrikęs kraujo krešėjimas, neurologinėmis ligomis, kai yra sutrikęs nervų impulso perdavimas, taip pat esant alergijai vienai iš veikliųjų medžiagų. Ir, aišku, reikėtų procedūrą atidėti, jeigu procedūros metu numatomoje vietoje yra kažkokių užbėrimo ar infekcijos požymių.